Sveikas gyvas, negyvas, labas, nelabas, žodžiu, sveiki visi. Pagaliau galiu ir vėl šyptelt ir visiems sakyti zdarovenko chebryt. Praėjo 6 ilgi mėnesiai berods po paskutinio vlogo įkelimo mano. Ir pagaliau galiu sugrįžti vėl pas jūs, nes ne veltui 160 subscriberių per 3 mano video blogus. Šiandien mes ne apie tai, bet ir mergos, šiandien mes susirinkom pašnekėti apie vieną iš populiariausių Facebooko puslapių, kuriame galima rasti įvairiausių nuotraukų, kuriuos kelia, aišku, moderatoriai visi ir panašiai. Šiandien mes šnekėsime apie 3 nuotraukas, kuriuose vienas iš jų bus tamponas ant. Šiandien mes ne apie tai, bet ir mergos, žodžiu, šiandien mes pašnekėsim apie vieną iš populiariausių Facebooko puslapių Lietuvoje, bent jau pakol kas, marozai.lt. Renkasi ten tie, kurie nori pasijuokti, daug paklykauti ir panašiai, nes ten yra keliami visi Lietuvos tokie nusmegę žmonės, kaip čia pasakyti kitaip. Žodžiu, bet ten renkasi būtent tokie nuotraukos tokios pačios, o mes šiandien turėsime 3 nuotraukas, kurias pabandysiu pakomentuoti, tie komentarus ir panašiai. Pirmadienis, lapkričio 5 diena, nebūsiu kalendorius, bet iki kalėdų lieka vos mažiau, mokyklinukai pagaliau pradeda eiti į mokyklas, studenčiokai irgi į savo vietas, o aš šiandien šnekėsiu apie tai, ką ir sakiau. Šnekėsiu apie ką? Šnekėsiu Gerai, tai aš šiandien šnekėsiu, kaip ir sakiau, apie marozai.lt. tą puslapį, kuriame renkasi visos Lietuvos žvaigždės. Prasme, žemos žvaigždės, ne? Jo, vakar berods užmečiau akį į vieną nuotrauką, kuri yra tiesiog lietuviams realybė, tikra realybė. Pažiūrėkite į nuotrauką. Nuotrauką galite matyti, kaip yra švenčiamas užsienio ir Lietuvos tūsas, kuomet, aišku, visa chebra susirenka į vieną, ne, ir davai padarom savaitgalį tūsą, davai mes padarom tą tūsą, kuris bus geriausias, prikviesim mergų ir panašiai, bet viskas atsitinka būtent taip, kaip šioj nuotraukai. Viršuje galite matyti, kaip vyksta tūsas užsienį, o apačioj galite matyti, kaip vyksta tūsas Lietuvoje. Tas, aišku, išnagrinėtas tūsas, kuomet, sako, bus daug panų, bus daug visko ir panašiai. Na, o kaip ir sakau, realybė būtent tos Lietuvos baliaus yra tokia, kad, žodžiu, čiuvelis, 2 čiuveliai, tai yra sėdi prie kompo, vienas čiuvelis apsižergęs kėdė sėdi, lyg būtų kažkoks riteris, nežinia koksai jis riteris, o kitas čiuvelis tiesiog laksto iš kampo į kampą ir neranda savo vietos, bet į ką aš atkreipiau dėmesį, kad tas tūsas vyksta labai įdomiai. Tauro bambalys, aišku, tauras vyro alaus, ne, bet batonas prie alaus, nu, čia jau kelbytė užsukė neblogai ir sakyčiau, o čia tai buvo balius, ne. Tauras, batonas, viskas į vieną ir tiesiog zaibys. Krenam ir lekiam su vėliu toliau, antroji nuotrauka šiandien iš 3, apie ją ir norėčiau dabar pašnekėti, ją bent jau aš pavadinčiau pirmas kraujas arba miestai suartina. Jo, tas suartinimas atrodo lyg iš Dragon Ball Z filmuko. Žodžiu, marozai.lt puslapyje šią nuotrauką komentuoja daug žmonių, komentaruose galite rasti begalę jų. Pirmiausia, aišku, reiktų susirasti nuotrauką, bet dabar ne apie tai, ką norėjau pasakyti. Čiūvas vardu Mindaugas joms tiesiog patarė susiklijuoti galvas. Tai, mano manimu, ši nuotrauka turėtų turėti pavadinimą tokį – Siamo dvynės. Joms tiktų, ne? Na, okei, o pabaigai, čiuvakai ir čiuvakės, norėčiau parodyti vieną berniuką, kuris atrodo gan mielai, nes jo veidas būtent atrodo lyg iš tos reklamos Meister Proper. Jo, būtent jį dabar galite pamatyti čia. Šiai nuotraukai vienas čiuvelis vardu Matas skėlė tokį bajerį. Kepam viską – šunis, kates, čeburėkus, na ir keba. Aišku, kaip sakant, dabar spausti, dar pradėti. Kas kaip tik nepavadina, pavyzdžiui, Arnoldas šią nuotrauką pavadino Niuchas. Greta jam ištarė tiesiog žodį riebus, o Justina tiesiog jam pasakė dahuja iškepęs. Gerai, ačiū chebrytai jums už tokį dėmesį. Vlogas eilinį kartą, pavyzdžiui, rytoj aš sakysiu, kad jis buvo toks lievas kaip niekada, ne, bet jau čia jūsų
jums palieku šitą vlogą, ar jisai buvo geras, ar jisai buvo blogas, ar panašiai kažkas tokio. Bet aš atsisveikinu, ačiū labai už dėmesį ir turiu kitų pasimatymų. Čia. Ką dabar daryt? Ai, blėt! O kas? Per šakas, jo, tararai. Jo? Na? Šiandien mes ne apie tai, bernai ir mergos, žodžiu, šiandien pašnekėsim. Eik tu pist, kur.